Atvažiavau į sodybėlę, davažiavau savo kiemą, iki mano kiemo viskas dastumta, o čia, žodžiu, o tiek sniego brendam. Dabridau iki namo, šulinio net nesimato. O tokie tuneriai. Važiuojam į ledo šalį, ne? Žiūrėkit, kas čia. Labas rytas. Turim vasario 7 dieną. Šiandien vėl turiu reikalų. Turiu daug ką nusivežti į kaimą, tai ta proga galvoju, pafilmuosiu, gal kažkas gausis. Tai bandysiu šiandien, jeigu atrasiu darbo kažkokio sodyboje rytoj nuvažiuoti, tai nieko nelaukiam, einam langų valyt mašinos, nes apsnigta. Ir važiuojam į sodybą. Nu, dar aišku, ne į sodybą, važiuoju prisikrauti dalykų. Ir tada judėsim į sodybą. Nu, žiūrim, kaip čia mano tas visas triūsas. O, puikiai įvažiuoju į kiemą, į savo tunelius. O, puikiai. Na štai, atvykau į savo žiemos karalystę. Sniego tunelį atlaikė savaitę. O šiandien tai tiesiog prisikrovau pilną mašiną dalykų, nes kraustausi iš vienų savo patalpų, tai turiu begalės tų daiktų ir dalį vežuosi čia, tai eisiu išsikraudinėti. Visada atvažiavus man yra įdomu, kiekgi šitame prabangiame name yra šilumos, ogi turime -2. Lauke turime -3, tai va, laipsnių šilčiau. Aišku, jungiame pečiuką, kaičiame kavytę, o kol visą tai darosi, eisiu išsikraudinėti visą mašiną savo, nes privariau visokių lentynų ten ir panašiai visko bele kiek, tai reikės man eiti išsikrauti. Ir jau kitą savaitę man patalpas reikės priduoti, tai turėsiu daug daugiau laiko ir galėsiu dažniau atvažiuoti jau čia, o po darbo jau kartais ir šviesiau būna, tai labai gerai. Tas šaltis visas nuėjo. Nu, dar ateinančią savaitę pabus ten naktis kelias, -18 mačiau, bet jau artėjom pavasario labiau. Einu prie to pačio, dar pažiūrėsiu, kiek namukė turim šilumos, nes visada labai įdomu. Nu. O varveklis koksai. Šį kartą 3 ilgesnis. Ir namukė turime -3, kaip ir lauke. Jo, čia būna tas pats, kas lauke. Gerai, nevilkinu laiko, man reikia išsikraudinėti iš mašinos dalykus. Ir man reikės dar čia. Ir aišku, čia nenukasiau, tai einu pasiimt kastuvą, reikia nusikasinėti. Tai va, prisivežiau visokiausių lentynų, staliukų, kėdžių ir panašiai. O šitas pats gaminausi. Gerai tarnavo, bet dabar nebereikia kol kas, tai viską atsivežiau čia, reikia išsikrauti, o po to ateityje kažkur aš jas panaudosiu, ar name, ar sandėliuke, žiūrėsim. Va, pamenat, kai ardžiau sekciją ir pasilikau šitas lentas iš sekcijos, tai va, kažką tokio panašaus pasidarysiu. Ir turėsiu lentynas, va. Tai dėl to aš šitų ir neišmečiau. Nes va šitos tai lentyno žiauriai geras dalykas iš tikrųjų. Na ir štai liko paskutinė lentyna, pati didžiausia. Opa. Na štai viskas iškrauta. Galima daryti bagažinį. Tai šiandienos darbelius, ką buvau priplanavęs, pasidariau, tai nusisukau nuo sienų tas lentynas, susikroviau į mašiną, atsivežiau į čia į kaimą, išsikroviau, žodžiu, tai tuos dalykus pasidariau. Aišku, čia su sodyba nelabai kas susiję. Bet nuo laiko vis tiek užima, nes nuo ryto aš jau čia sukuosi. Dabar yra 1:30 jau, reikia važiuoti namo.
O planuoju dar atvažiuoti rytoj, tai susitiksim tuoj pat. Ir rytoj planuoju pradėti gal griauti visgi tą plytką. Šitą, tada čia plytka yra. Žiūrėsiu, kaip čia dulka, nedulka, gal pabiški griausiu čia. Aišku, visi sakė dulka, bet bandysim. Nes daugiau, nežinau, galiu lupt grindis ar sienas, bet tos dulkės lysi visus tarpus, tai geriau pradėsiu nuo plytkos, pabiški, bet gal bus geriau. Tai va, susitiksim už kelių sekundžių ryt. Nu ir ką sakiau, praeis kelios sekundės ir būsime vėl čia. Tai sveiki, turime sekmadienį ir šiandienos planai yra atsikrauti nuo plytkos visus daiktus ir pradėti ją bandyti griauti. Tai turim plytką, turim visus daiktus realiai, kas name yra reikalinga sukrauti ant plytkos. Tai va, einu dabar nusikraudinėsiu ir žiūrėsim, kas čia gaunasi su tuo griuvimu, su dulkėm ir panašiai. Tai judam. Na štai, viską nuo plytkos ištuštinau, realiai visą šitą virtuvę ištuštinta. Perkeliau savo kavos kampelį į šitą kambarį. Šildausi vailokus, kad šilčiau būtų po to įsidėti. Šildau vandenį, nesušalęs. Ir ką, judėsim link griovimo darbų. Bandysim, kas čia mums gausi su ta plytka. Na tai ką, atėjo tavo metas, ne? Čia jinai vos gyva, o pati ardus jau. Realiai čia va. Nu šitas kaip? O plytka kokia. Čia realiai net su rankom paprastai galima. O taip. O. Beveik. Nu. Jo, bet dulka tai dulka. Jo, tai pradžioje reikia išsiimti viską, ką galim iš tų visų geležinių metalinių dalykų. O, tai čia labai gerai jie. Ir lengvai nusiema. Čia šitas sveria daiktas. Nu, tos pagrindinius dalykus, akcentus išėmiau, tai čia jie sveria normaliai. Dar čia išsitrauks šitas, kaip jisai, įdėklas, ne, vadinasi. Tai va, čia turim tokį va vaizdą. Jo, tai reikia bandyti nuo viršaus griautis į apačią, nes čia nukris dar ant manęs. Ok, nieko nelaukiam, einam griauti toliau. Kamino tas juda tiesiog pats. Šitas va dalykas. O. Tiesiog. Opa. Tiesiog nuimiau. Vamzdis į kaminą. Žodžiu, išėjau į lauką, pradariau, kad vėdintųsi čia langai virtuvėje, duris. Dulkių. Einam parodysiu, kaip atrodo dabar.
Kaip atrodo, čia metalo pririnkau, belė kiekiu. Žodžiu, dar tik tai šitą viršų nusigrioviau. O dulkių, tai čia smagiai padavė, tai net išėjau į lauką. Tai va, biški dulkės aprims, eisiu toliau. Nu, biški prisivedinau aš čia, kol dulkės nusėdo, einu toliau griaut. Užsidėjau kaukę, nes, nenoriu aš prikvėpuot labai čia jų. Ok, einam toliau. Čia pabandžiau pajudinti šitą, tai iškart jau jisai ir griūna realiai. O šitas, žiūrėkit. Gal čia net nereik daužyti, gal aš ir taip mažiau dulkių bus. Bandom taip, kiek įmanoma. O. Žemės drebėjimas. Metalas. Nu va. Prašau. Čia nusidaužys išsiims. Bet būtų geriau, kad dabar išsiimtų, man patogiau būtų. Žodžiu, pakeičiau savo lokaciją, persikrausčiau atgal į namuką, nes ten jau nebeįmanoma būti per dulkes, visur dulkes, net kitose kambariuose, aišku, tai kol ten dulka viskas ir dulkes nusėdinėja, tai ateinu vis pamontuoti video ir pailsėti į namuką. Tuoj parodysiu, kas ten dedas dabar, kas lyg iš pečiaus. Lauke turim gražų orą, saulėtę, nes naktį -18 pranešė. Einam pasižiūrėti, kas dedas viduj. O viduj atrodo, kad čia sprogo kažkas. Va dabar kaip atrodo viskas. Išėmiau šitą indeklą. Tai va, biški dulkės nusėda, galima vėl toliau pabandyti pagriauti. Rankos net per pirštinės jau tokios, kaip automechaniko pasidarė. Tai va, žodžiu, viską persinešiu į namelį ir tą radiatorių ir visą kitą, nes čia būt nelabai faina ir nelabai jauku. Tai tenai susišylusiu, buvo -5, o per tą laiką dabar, kol namelis šyla, aš toliau griaunu, dulkės apsėdo, kelsim naujas dulkės. Kažkur kieme katinai pjaunasi. Bremba, neužsidėjau kaukės vėl. Dar atsidulkinau kartą. O koks vaizdelis gražus. O toks. O dar čia tik tai pats pirmas. Tas pirma plyta. O dar bus čia. Čia. Šita tada eina ratučiai. Čia dar griausis. Tada dar. Čia visi kambariai bus magas. Nu, bet kitaip nebus. Nereikia skūstis, reikia mėgautis. Nusiperki sodybą ir mėgaujies. Kažkada galėsi savo ilsėtis. Dar truputėlį pasidulkinu. Turiu 11:30 dabar, pietų metas. Tai pavarau dulkių ir einu kaistis kavytės, užkasti kažką ir biški pailsėt nuo šitų dulkių. Judam! Metalas! O, šitas jau gali nebetrukdyti mum.
Sveiki, atvykome į rožinį kambarį. Žodžiu, pasiekėm rožinį kambarį, jau žiūriu. Tai tą progą galima eiti ilsėtis dabar. Nes vėl čia dulkių kamuoliai, tegu čia vėl jos nusėsta. O mes per tą laiką atsigeriam kavytės, pasilsim, apsivalom veidą, rankas automechaniko ir pavalgom kažką, ne? Taip ir darom. Tai va vaizdelis. Čia viską išsigriausim, vienas didelis kambarys bus ir gerai bus. Tai va, aš jau pagaliau atėjau į šitą jaukų namelį. Susinešiau čia šildytuvus, viską, tai dabar jau turiu 0 laipsnių, jau čia jauku, šilta, laukia -9. Tai va, atsigersiu kavytės, užkasiu ir eisim darbuotis toliau. Einu pasižiūrėti veidą, apsivalysiu, kas ant veido darosi. Va. Tai dar padoriai, kam. Rankos, čia nuo rankų labiau. Rankos tai šis juodas. Dėl to aš ir norėjau pavasarį iš tikrųjų griaut, bet pavasarį bus kitų darbų begalės. Reiks pamatą atsikasinėti ten kiek. Dar medžius. Tuos apsigenėti, nežinau, čia reiks susižiūrėti, iki kada jos pjaut geriausia, kada ten galima, kada negalima. Daug darbų laukia. Tai kaip nors išsigriausim tą pečių ir bus ramu, galima viską lupti, po to bus nutirps sniegas, išsivešiu tą visą betvarkę, tas plytas ir bus gerai. Judėsiu link tikslo, pabiški. Čia labai, kas žiūrit, žinot, kad pas mane viskas lėtai juda. Bet link svajonės, ne? Nors ir namukė gerai buvo, plus jau 3-4 kažkur, bet reikia grįžti į realybę. Einam dirbti toliau. Ir kągi mes čia turim, jau lendame mes į mėlyną į kambarį, žydrąjį, kaip čia. Tai dar va čia išsidaužysim. Ir bus turbūt šiandieną viskas, šitą plytą, manau, kitam kartui pasiliksiu. O taip. Na ir viskas, išsigriovėm, ką. Čia va, iš tikrųjų, bele kiek čia reiks nešti šito viso šiukšlyną, bet va jau liko tik tai šitas pečius. Ir žinokit, kaip atrodo dabar, kiek ta virtuvė didesnė. O, įeini iš karto erdvu atrodo. Eina savo. Jo, o čia tai sėkmės man. Susitvarkant šitą šiukšlyną. Šiaip neblogų plytų tų radau, tų šamotinių, kaip jos čia. Šamotinės. Tai reiks atsirinkti, tvarkingas gal. O šiandieną jaučiu, čia reikės. Ir užbaigti ties tuo. Opa, griaunu eidamas viską. Nu jo, dar mąstau, ką sekančiam kartui daryti. Ar visą šitą šlamštą tvarkytis, ar tiesiog griauti sekantį pečių. Bet aš taip galvoju, kad reikia griauti sekantį pečių, nes vis tiek bus šiukšlynas, plus dar sniego danga 0,5 metro, tai nelabai aš kur turėsiu ir išvežti ir panašiai. Tai kol orai neleidžia, reikia gal išsigriauti, o po to viską vienu metu bandyti ir tvarkytis. Kaip jūs galvojat? O kas liečia darbus, tai manau, šiandien ties tuo ir užbaigsiu. Svarbu, kad darbai, kad ir minimaliai, bet juda, kad ir lauke šalta, oras neleidžia nieko daryti aplinkui, tai galima viduj krapštytis ir va. Pagaliau nusigrojame tą plytką, liko kitas pečius. Tai va, tai
Ačiū Jums, kas žiūrit, ačiū, kas palaikot, ačiū, kas sekat, komentuojat ir panašiai. Susitiksim turbūt kitą arba dar kitą sekmadienį ir gero Jums ateinančio pirmadienio. Čiau.